Na, nebūsiu originalus, dabar apie šitą temą labai daug kalbama paskutiniu metu, tai paskatina skausmingi įvykiai visuomenėje. Ir tikrai dabar daug žiniasklaidos priemonėse informacijos apie tai, bet, na, aš irgi trumpai pasistengsiu paminėti esminius dalykus. Tai vienas dalykas, bent jau man, kas susidaro, koks įspūdis, kada lankosi moteris nėštumo priežiūrai, kad kažkaip tas gyvenimas yra įsivaizduojamas iki gimdymo momento. Ir kas bus toliau, kažkaip labai, na nežinau, bent jau aš labai retai sulaukiu klausimų ir nežinau, ar moteris apie tai galvoja, ar tiesiog nešneka su akušeriu ginekologu. Bet, na, labai dažnai neskiriama tiesiog dėmesio, kas manęs laukia po gimdymo, kokie tenai iššūkiai, ką reikės daryti. Tai va, ir tada ateina ta gimdymo diena ir nuo šiandien prasideda. Ir tada, na, gali būti labai daug staigmenų, labai daug netikėtų dalykų. Aš dažnai stengiuosi pabrėžti, kad gyvenimas su gimdymu čia dar nesibaigia, kad gimdymas tai yra mažas toksai etapas gyvenimo, labai trumpas, ir jam yra skiriama labai daug dėmesio, o kas po to laukia, apie tai, na, mažiau galvojama, bet ten yra daug daugiau iššūkių ir daug ilgiau trunkančių iššūkių negu su pačiu gimdymu susijus. Tai iš esmės trumpai pogimdyminė depresija, jinai savo simptomais nesiskiria nuo įprastos depresijos, tiesiog tai yra susiję su įvykiu gyvenime, su vaiko gimimu. Ir dažniausiai tai pasireiškia per pirmas 6 savaitės po gimdymo, tačiau gali pasireikšti ir 1 metus maždaug po gimdymo laikotarpiu. Koks yra Lietuvoje paplitimas, epidemiologinių studijų šiai dienai nėra. Dažniausiai pasireiškia pirmom savaitėm, na, ne pirmas 2, galbūt 4, 6 savaitę po gimdymo, tačiau, na, gali būti, kaip sakiau, ir metai po gimdymo. Kaip dažnai ta problema sutinkama? Vieni šaltiniai teikia 10%, kiti 15%. Tai iš esmės, na taip, kad įsivaizduoti, reikėtų galvoti taip, kad tai paliečia 1 iš 7 pagimdžiusių moterų. Tai yra pakankamai dažnai. Lietuvoje gimdymų, dabar bijau pameluoti, man atrodo, pastaraisiais metais apie 22-24 tūkstančius būna per metus. Tai vat reikėtų pasiskaičiuoti, kiek čia galėtų būti pogimdyminės depresijos atveju maždaug Lietuvoje. Ir didžiausia problema yra ta, kad labai maža dalis moterų ieško pagalbos ir kreipiasi į psichiatrą dėl šitos problemos. O kodėl, kokios yra diagnostikos problemos, tai, na, viena iš priežasčių tai yra kažkokie konfliktai artimoje aplinkoje, nepakankamai geri santykiai su gyvenimo partneriu ir kuomet yra vengiama atvirai kalbėti, vengiama atvirai pasipasakoti, kas man darosi. Galbūt ne tik, kad vengiama pasakoti, galbūt kita pusė nenori girdėti, kad, na, čia kažkas ne taip, kažkas negerai, kad kažkokių yra dalykų. Ir be abejo, mūsų pasaulėžiūrą įsitikinimus formuoja stereotipai ir stigmos apie motinystę. Ir tuomet, kada socialiniai tinklai ten mirga teigiamom emocijom, kaip čia faina, kaip čia visi sveikina sulaukus kūdikio, kaip nuostabu, kokia tu laiminga. Ir tiesiog, na, visuomenė nepriima tų minčių, kad vaiko gimimas nėra vien džiaugsmingas faktas, kad visada su tuo seka kažkokie įsipareigojimai, atsakomybės, naujos pareigos. Ir tai ne visada sukelia euforiją ir džiaugsmą. Tai gali sukelti labai rimtų iššūkių ir su jais gali būti labai sunku susitvarkyti. Ir tiesiog, na, kadangi gaunasi toksai disonansas, didžiulis skirtumas tarp to, kaip turėčiau jaustis kitų įsivaizdavimų ir kaip jaučiuosi, tai gali skatinti mintis, kad aš gal nenormali kažkokia, kad ir gali būti gėda apie tai pasakoti ir moteris gali jaustis kalta apskritai, kad taip jaučiasi. Na, priežastys, kokios lemia pogimdyminės depresijos atsiradimą, tai yra objektyvios priežastys, nes vyksta labai daug pokyčių organizme, vyksta hormoniniai pokyčiai. Nėštumo metu padidėja estrogeno, progesterono kiekis, kuris pagimdžius staiga krenta.
Fiziniai kūno pokyčiai. Apskritai per nėštumą jie veikia labai greitai. Per tuos 9 nėštumo mėnesius priaugama ten 20-30 kg, tada staiga krenta svoris, tada su krūtinė prasideda problemos ir iš tikrųjų tų fizinių pokyčių yra labai daug ir labai greitai. Ir prie to gali būti sunku prisitaikyti, sunku su tuo susigyventi, už tai gali kelti iššūkius. Be abejo, psichologiniai pokyčiai, tai jau minėjau, kad atsiranda naujas šeimos narys, pakinta santykis su partneriu gyvenimu, su vyru ar draugu, formuojasi naujas santykis su vaiku ir tai gali įtakoti tiek emocijas, tiek psichologinius dalykus ir tai yra priežastis pogimdyvinės depresijos. Kokie išskiriami rizikos veiksniai? Tai aišku, anksčiau buvę depresijos epizodai, kažkokie tai, bipolinio sutrikimo apraiškos, tai yra, pačios dažniausios turbūt priežastys ir pagrindiniai rizikos veiksniai ir apie šitą būtinai reikėtų pagalvoti nėštumo metu. Jeigu gyvenime yra buvę, tai reikėtų žinoti, ko galima tikėtis po gimdymo. Taip pat skausmingos gyvenimo patirtis, buvo trauminis stresas po patirtos lytinės prievartos, netgi literatūroje išskiriama nenorima vaisiaus lytis gali sukelti pogimdyvinę depresiją. Socialiniai veiksniai tokie kaip smurtas artimoje aplinkoje, žalingi įpročiai, rūkymas, palaikymo, paramos stoka, turbūt daryčiau prielaidą, kad labai paplitę visuomenėje, nes turbūt pas mus tas emocinis intelektas, emocijų supratimas tai apsiriboja gerai, blogai, normaliai jaučiuosi. Tai kitos emocijos dažniausiai yra slopinamos ir už tai tikrai porose dažnai yra problemų atvirai dalinti savo mintim, emocijom ir apie tai kalbėtis. Tai gali būti viena iš priežasčių ir rizikos veiksnių pogimdyviniai depresijai. Aišku, akušeriniai veiksniai vėlgi yra labai svarbus, nes gimdymo patirtis yra labai svarbi gyvenime. Gimdo moteris ne taip dažnai, dažniausiai 1-2 kartus gyvenime ir tai yra svarbi gyvenimo patirtis. Be abejo, gimdymas yra susijęs su skausmu, su kažkokiu stresu išgyvenimu ir visada, kai kažkas klostosi ne pagal nusimatytą scenarijų, netitinka lūkesčių, tai yra stresas, tai yra nusivylimo priežastis ir vėlgi tiek priešlaikinis gimdymas, tiek neplanuota operacija, kurios nesitikėjo moteris, tiek kažkokios tai kitos komplikacijos gali lemti po to pogimdyvinės depresijos atsiradimą. Ir įpročiai. Labai svarbu yra miego režimas, mityba, fizinis aktyvumas. Pakankamas fizinis aktyvumas mažina depresijos riziką. Miegas, kokybiškas poilsis vėlgi yra labai svarbu. Aišku, čia natūraliai sutrinka miegas po gimdymo, nes tiesiog naujagimis neleidžia išsimiegoti, tai vėlgi tas rizikos veiksnys jis atsiranda, bet reikia bandyti prie to taikytis ir miegoti tada, kada kūdikis miega ir tiesiog leisti savo ir pailsėti. Taip, patofiziologija, čia daug nenorėčiau išsiplėsti, tiesiog į šitą skaidrą įdėjau dėl to, kad depresija ir kitos psichologinės problemos tai nėra kažkas tik galvoje, tai nėra kažkas, kas vyksta tik tai galvoje, tik tai iš išorės ateinantis dalykai. Tai yra organizmo sisteminė reakcija, nes organizmas į stresinę situaciją reaguoja sistemiškai. Ne tik tai smegenys priima signalą, bet tai išsiskiria streso hormonai, čia dalyvauja pogumburio, kankorėžinės liaukos ir antinksčių ašis. Ir iš tiesų pats nėštumas, jis šiek tiek sutrikdo organizmo galimybės reaguoti į stresą. Ir po gimdymo šitos galimybės greitai neatsistato. Už tai naujas stresas, jis paveikia labai stipriai, tiesiog organizmas tam nebūna pasiruošęs ir už tai po gimdymo moteris gali įkristi į depresiją, nes tiesiog organizmas yra nepasiruošęs tokiem išbandymam. Požymius, aišku, požymius galima rasti įvairiuose portaluose, savipagalbos, apie juos dabar labai daug kalbama. Iš esmės, tikrai norint juos galima surasti. Vėlgi tik tai klausimas, reikia tikrai nebijoti savo pripažinti, kad taip ir jaučiuosi. Ir kas svarbu, kad šitie požymiai
Na vėlgi, jeigu yra kažkokios, iš tikrųjų problemos, pavyzdžiui, nežinau, vaikas gimė prieš laiką, jis guli reanimacijoje ir moteris yra ligoninėje susirūpinus, tai be abejo, jinai negali būti pakilios nuotaikos, be abejo, bus prislėgta nuotaika, gali nemiga kamuoti, tačiau, būklei, sakykime, vaiko gerėjant turėtų ir emocinė būklė šiek tiek taisytis. O depresija yra būdinga tai, kad, simptomai, jau juntami požymiai tiesiog, nedera su fizinė sveikata ar įvykiais gyvenime. Tada paprastai, atrodo, kad fizinė sveikata kaip ir nėra tokia bloga, gyvenime kažko tai, išskyrus gimdymą, kito nevyksta, nėra kažkokių papildomų netekčių, kažkokių tai didelių išbandymų, o vis tiek vyrauja depresijos simptomai, tai šitą labai reikėtų atkreipti dėmesį. Ir kokie pavojai keliami pogimdyminės depresijos, tai yra be abejo sutrinka mamos ir vaiko ryšio formavimas, nes mama tiesiog neturi energijos skirti vaikui ir tuomet tos pirmosios gyvenimo dienos, pirmieji mėnesiai taip pat yra labai svarbus vaiko formavimuisi, vaiko saugumo jausmo užtikrinimui ir depresija šitą ryšį tikrai sutrikdo. Kitos mažesnės problemos, tai gali būti žindymo problemos, galbūt nežinau, ar mažesnės, tiesiog kitos kilmės problemos, tai yra gali nesisekti žindyti, gali nutrūkti natūralus žindymas ir be abejo tai veikia ne tik tai mamos ir vaiko ryšį, bet tai taip pat gali sukelti santykių problemas, tai gali įtakoti sulėtėjusią vaiko fizinę ir psichinę raidą, ir tai gali būti pradžia negatyviem auklėjimo metodams šeimoje, kurie po to tiesiog įsigali. Ir panašios būklės į depresiją, tai yra pogimdyminis liūdesys bei pogimdyminė psichozė. Pogimdyminis liūdesys tai yra normalus dalykas. Tai, kaip jau minėjau, dėl tos pakitusios organizmo reakcijos į stresą, apie 50% moterų po gimdymo gali jausti keletą iki 2 savaičių trunkantį tokios prislėgtos nuotaikos, verksmingumo, besikaitaliančių emocijų epizodą ir, tai yra normalu, tai praeina savaime ir čia gydyti nereikia. Labai svarbu yra palaikymas artimųjų ir supratingumas šitoje situacijoje. Ir pogimdyminė psichozė tai yra labai reta, bet labai pavojinga situacija ir čia jau iš tikrųjų yra grėsmė fiziniai ir fiziniai tiek mamos, tiek vaiko sveikatai. Kodėl svarbu tai išgirsti iš anksto? Galbūt todėl, kad dalykus, apie kuriuos esam girdėję ir kuriuos žinom, tiesiog mūsų smegenys greičiau atpažįsta. Pavyzdžiui, šitame paveiksliuke, turbūt didžioji dalis žmonių pasakys, kad čia šiaurės pašvaistė. Bet kas matė šiaurės pašvaistę, tai bus labai nedaug tokių, kas gyvai tą matė. Tai tiesiog, jeigu susidurėme su kažkokiu visiškai nežinomu reiškiniu, nežinomu objektu, visada užtrunka laiko tam, kad suvokti, kas tai yra ir suprasti, kas čia darosi. Tai tiesiog iš anksto nėštumo metu išgirsti apie tai, kas gali laukti po gimdymo, yra labai svarbu, nes tai gali lemti požymių atpažinimo greitį ir diagnozės greitį. Ir aišku, pasekmės ilgalaikės, tai gali būti lėtinė depresija tiek moteriai, tiek gyvenimo partneriui ir be abejo tai veikia vaiką, tai veikia jo raidą ir tai gali pasireikšti vėlesniais miego, valgymo sutrikimais, dėmesio valdymo sutrikimais ir netgi intelekto formavimosi sutrikimais. Vėlgi, kada atkreipti dėmesį, tai irgi šitie požymiai yra įvairiuose savipagalbos portaluose ir apie tai irgi svarbu šnekėti turbūt su partneriu dar nėštumo metu, kad pasakyti, kas gali man nutikti ir kada reikės tavo pagalbos. Tai iš tikrųjų labai svarbu, jeigu pastebimas kažkoks, tikrai neįprastas elgesys, kuris nedera su realia ten fizinė sveikata ar vaiko sveikata, tai iš esmės tikrai artimųjų užduotis ir tikslas būtų tos požymius pastebėti ir paskatinti kreiptis pagalbos moteris, kurios išgyvena depresijos epizodą. Ką galiu padaryti pati? Be abejo, kreiptis pagalbos, turėti adekvačius lūkesčius, nes
turbūt būti tobulais tėvais niekas niekada nemoko ir to yra mokomas iš gyvenimo. Tai tiesiog nereikia turėti nerealių lūkesčių, kad viskas bus idealu. Tikrai ne, tikrai gyvenime būna visko ir tiesiog, tuos lūkesčius susimažinus, tada tikrai ir kalties jausmas sumažėja ir savijauta būna geresnė. Fizinis aktyvumas, mityba, santykiai, palaikymas, tai yra labai svarbu, skirti laiko pabūti ir su partneriu, ne vien tik tai vaikui 100% dėmesį, bet yra labai svarbu, nes tai padeda jaustis geriau. Ir apie miegą jau minėjau, tai yra labai svarbu ir stenkitės miegoti tada, kai miega jūsų mažylis. Na ir pagalbos priemonės, dabar vėlgi nėra nieko nedaroma, yra daug dėmesio šitai problemai, yra iš kiekvieno gimdymo stacionaro išduodama epikrizė su kryptimis, kur kreiptis. Yra Sveikatos apsaugos ministerijos išleistų leidinių ir įvairių portalų, kur galite rasti pagalbos. Tai iš tikrųjų, pasidomėjus pagalbą galima rasti ir jos reikia ieškoti. Ačiū už dėmesį. Ir, šią temą klausimų nematau. Tai daryčiau prielaidą, kad aišku, arba kita prielaida, kad jau pavargote, kad truputėlį ilgai viskas užsitęsė, šiek tiek galbūt daugiau buvo klausimų netgi, kur tikėjausi, bet iš tiesų labai ačiū už tokį aktyvumą. Taip, matau vieną klausimą. Ačiū labai, padėka. Ačiū Jums iš tikrųjų, kad skyrėte laiko, kad sudalyvavote šiame webinare. Aš iš savo pusės norėčiau pažadėti, kad tai ne vienkartinis dalykas, kad ateityje irgi organizuosiu tokius renginius. Tai jeigu matote kažkokias aktualias temas, tikrai rašykite mums per Facebook ar elektroniniu paštu ir bandysiu į tai atsižvelgti. Taigi linkiu visoms gero, sklandaus nėštumo, kuo daugiau teigiamų emocijų, o neigiamų emocijų nebijoti, pripažinti, dalinti su artimaisiais ir žinoti, kad išgyventi neigiamas emocijas yra normalu, nes visi žmonės jas išgyvena. Tai gero vakaro ir sėkmės.